Sveiki! Testamentai dažniausiai būna labai paprasti, tačiau pasitaiko atveju, kai testamentuose užfiksuojami gan keisti reikalavimai ar būsimi naujieji turto savininkai. Keistais testamentais yra pagarsėjusi ne viena pasaulio įžymybė. Viešbučių ir nekilnojamojo turto magnatė Leona Helmsley mirė 2007 metais ir po savęs paliko vieną garsiausių testamentų JAV istorijoje. Moters testamente buvo numatytas net 12 milijonų JAV dolerių fondas jos Maltos bišonės Trouble priežiūrai. Tai nereiškia, kad šuo teisiškai tapo pinigų savininku. Fondą turėjo administruoti žmonės atsakingi už gyvūno priežiūrą. Tiesa, teisme vėliau 12 milijonų suma buvo sumažinta iki 2 milijonų dolerių. Mat buvo konstatuota, kad moteris sudarydama testamentą esą jau nebebuvo tokios būklės, kuri leistų nekvestionuojamai palikti tokio masto sumą šuns priežiūrai. O jos augintinė vėliau turėjo apsauginius, nes po žinios apie palikimą šuniui buvo grasinama. Jo šeimininkė taip pat norėjo, kad po mirties augintinė būtų palaidota šalia jos mauzoliejuje, tačiau Niujorko valstijos taisyklės neleido gyvūno laidoti žmonių kapinėse. Beje, moters testamente buvo ir dar viena keista detalė. Ji 2 anūkams paliko po 5 milijonus dolerių, tačiau šiuos pinigus anūkai galėjo naudoti tik tuo atveju, jei bent kartą metuose aplankys savo tėvo kapą. Aktorius Philipas Seymouras Hoffmanas mirė 2014 metais. Jo testamentas išsiskyrė ne keista pinigų suma kokiam nors augintiniui, o labai konkrečiu pageidavimu dėl sūnaus Cooperio auklėjimo. 2004 metais sudarytame testamente Hoffmanas nurodė norintis, kad jo sūnus būtų auginamas Manhetene, Čikagoje arba San Franciske. Jei tai nebūtų įmanoma, jis prašė, kad vaikas bent jau dažnai lankytų šios miestus. Priežastis buvo aiškiai susijusi su kultūra. Hoffmanas norėjo, kad sūnus augtų aplinkoje, kurioje pažintų kultūrą, meną, architektūrą. Kanados teisininkas ir verslininkas Charlesas Milleras mirė 1926 metais. Jo testamentas buvo pilnas neįprastų punktų, turėjusi tapti paskutiniu pokštu kolegoms ir visuomeniai. Pavyzdžiui, jis paliko alaus daryklos akcijas grupiai griežtų metodistų dvasininkų ir blaivybės propaguotojų, su sąlyga, kad jie dalyvaus alaus daryklos valdyme ir gaus dividendus. Otarijo žokėjų klubo akcijas jis nusprendė palikti 2 griežtai prie žirgų lenktynės pasisakiusiems vyrams ir vienam asmeniui, kuris nekentė Otarijo žokėjų klubo. Taip pat jis paliko hipodromo akciją krikščionių dvasininkams, o 3 vyrams, kurie nekentė vienas kito, Milleras suteikė teisę gyventi prabangioje viloje Jamaikoje, su sąlyga, kad jie ten gyvens kartu. Bet labiausiai testamentas išgarsėjo dėl vadinamojo didžiojo gandrų derbio. Verslininkas testamente nurodė, kad didelė jo turto dalis turi atitekti tai Toronto moteriai, kuri per 10 metų po jo mirties pagimdys daugiausiai vaikų. Šis punktas sukėlė didžiulės varžybas, nes lenktynių laikas sutapo su Didžiosios depresijos metais, kai daugybei skurstančių šeimų pinigai buvo gyvybiškai svarbus. Galiausiai 4 moteris, pagimdžiusios po 9 vaikus, pasidalijo pagrindinį prizą ir taip kiekvienai atiteko po 110 000 JAV dolerių. Amerikiečių dainininkė Janis Joplin mirė 1970-aisiais, būdama vos 27. Jos testamentas išgarsėjo ne dėl milžiniško turto, o dėl labai konkretaus ir neįprasto nurodymo. Dalis pinigų turėjo būti panaudota draugų ir pažįstamų paskutiniam susibūrimui po jos mirties. Testamente buvo numatyta iki 2500 JAV dolerių suma, skirta jos draugams susirinkti ir ją prisiminti negedulingai, o taip kaip Janis Joplin būtų tikusi labiausiai, su muzika, gėrimais ir žmonėmis, kurie ją pažinojo. Janis Joplin garbei skirtas vakarėlis buvo surengtas Kalifornijoje. Britų mados dizaineris Alexanderis McQueenas mirė 2010 metais. Jo testamentas parodė, kad augintiniai jam buvo nemažiau svarbus nei žmonės. Iš maždaug 16 milijonų svarų sterlingų verto turto jis skyrė 50 000 svarų savo šunų priežiūrai, kad šiais būtų pasirūpinta iki pat jų mirties. Likęs turtas buvo paskirstytas šeimos nariams, labdaros organizacijoms, o namų tvarkytojai irgi neliko nuskriausti. Jie gavo po 50 000 svarų sterlingų už ilgą ir ištikimą tarnybą.
Amerikiečių artistas Džekas Benny mirė 1974-aisiais. Jo testamentas išgarsėjo dėl romantiško poelgio savo žmonai. Pasak pačios Džeko žmonos, po jo mirties floristas jai kasdien pristatydavo po vieną raudoną rožę. Kai ji vėliau pasiteiravo floristo, kasgi dovanoja tas gėles, paaiškėjo, kad Džekas to pasirūpino iš anksto, įtraukdamas labai aiškų nurodymą į savo testamentą. Jo žmona privalėjo gauti po vieną rožę kiekvieną dieną iki pat savo gyvenimo pabaigos. Džeko žmona mirė po 9 metų, iš tikrųjų kasdien gaudama po rožę. Fredas Bauras buvo amerikiečių chemikas ir maisto pakuočių specialistas, geriausiai žinomas kaip žmogus, sukūręs cilindrinę Pringles traškučių pakuotę. Jis mirė 2008 metais. Jo paskutinė valia buvo tiesiogiai susijusi su jo garsiausiu išradimu. Bauras taip didžiavosi savo išrasta Pringles pakuotę, kad net norėjo, jog dalis jo pelenų būtų palaidota Pringles dėžutėje. Šeima šį pageidavimą įvykdė. Po kremavimo dalis pelenų iš tikrųjų buvo įdėta į Pringles pakuotę ir palaidota kapinėse Cincinnati'e. Vienas garsiausių visų laikų iliuzionistų, Harris Houdinis, mirė 1926 metais. Daugybė žurnalistų vis kartojo, kad jis testamente liepė kasmet surengti seansą ir taip mėginti su juo susisiekti po mirties. Tačiau vėliau atsirado nemažai skirtingų šaltinių, kurie neigia, kad tokia sąlyga buvo įrašyta į testamentą, todėl taip ir lieka neaišku, ar tai tik gandas ar tiesa. Visgi žinomas vienas neginčytinas faktas. Houdinis su žmona iš tikrųjų turėjo slaptą kodą, pagal kurį jo žmona būtų galėjusi atpažinti susisiekti bandantį velionį vyrą. Ir našlė iš tikrųjų net 10 metų rengė kasmetinius seansus, iki kol nusprendė, kad nebeverta to tęsti, nes taip nesykio ir nesulaukė jokio ženklo. Vokiečių dizaineris ir menininkas Karlas Lagerfeldas mirė 2019-aisiais, nors dar prieš mirtį ne kartą viešai kalbėjo apie savo katę. Dizaineris buvo sakęs, kad jo katė yra įrašyta į paveldėtojų sąrašą. Ši frazė po jo mirties pavirto pasaulinė sensacija, apskriejusią visą žiniasklaidą, kuris skubėjo dalintis skambiomis antraštėmis apie milijonus paveldėjusią katę. Tačiau pagal Prancūzijos, kur ir gyveno dizaineris teisę, gyvūnas negali tiesiogiai paveldėti turto kaip žmogus. Tai reiškia, kad katė tikrai nepaveldėjo milijonų. Buvo realu tik nukreipti turtą konkrečiam žmogui ar fondui, kuris užtikrintų katės priežiūrą. Britų dainininkė Dusty Springfield mirė 1999-aisiais. Jos testamentas tapo žinomas dėl itin detalių nurodymų susijusių su jos katinu Nikolu. Pagal jos testamentą Nikolas turėjo būti šeriamas importuotų kūdikių maistu, gyventi patogiai įrengtoje aplinkoje, vakarais klausytis Dusty Springfield įrašų, o jo guolis turėjo būti išklotas dainininkės naktiniais drabužiais. Taip pat buvo suplanuota simbolinė katino santuoka su draugo kate. Amerikiečių aktorė, modelis Marilyn Monroe mirė 1982-aisiais. Jos testamentas tapo garsus dėl asmeninių daiktų likimo. Mat didelę dalį savo asmeninių daiktų, drabužių ir papuošalų ji paliko aktorinio meistriškumo mokytojui Lee Strasbergui. Testamente buvo nurodyta, kad jis savo nuožiūrą turėtų išdalinti daiktus jos draugams, kolegoms ir žmonėms, kuriuos jį vertino. Tačiau Strasbergas daiktų neišdalijo taip, kaip tikėjosi Monroe. Po jo mirties turtas perėjo žmonai, o vėliau daug Monroe daiktų buvo parduota aukcionuose. Portugalų aristokratas Luisas Carlosas de Noronha Cabral de Camara mirė neturėdamas jokių vaikų. Jis taip pat stipriai troško, kad valstybė, kuri pasak jo visą gyvenimą vogė jo pinigus, po mirties negautų nė cento. Tad nusprendė palikti labai keistą testamentą. Po Luiso Carloso mirties jo turtas turėjo būti išdalintas ne giminaičiams, o 70 atsitiktinų žmonių. Šie žmonės buvo atrinkti iš Lisabonos telefonų knygos, kai buvo sudaromas testamentas. Nenuostabu, kad net notaras, sudarydamas tokį testamentą, uždavė aristokratui keletą klausimų, jog įsitikintų, kad jis yra pilno proto. O dalis apie paveldėtą turtą išgirdusių asmenų iš pradžių galvojo, kad į juos tiesiog kreipėsi sukčiai. Aristokratas po mirties paliko butą, namą, prabangų automobilį, 2 motociklus ir kelias banko sąskaitas.
Tad viską pardavus kiekvienam atsitiktiniam paveldėtojui turėjo atitekti bent jau po 14 ar keliasdešimt tūkstančių eurų. Amerikiečių žurnalistas, rašytojas Hunteris Thompsonas mirė 2005 metais. Jo laidotuvių pageidavimas buvo išties neįprastas. Thompsono pelenai buvo iššauti iš patrankos įrengtos ant maždaug 47 metrų aukščio bokšto, kurio forma priminė kumštį arba gonzo simbolį. Ceremoniją finansavo ir organizavo aktorius Johnny Deppas, kuris buvo artimas Thompsono draugas. Tokios laidotuvės jam atsiėjo net 3 milijonus JAV dolerių, tačiau pats Deppas to nesureikšmino ir sakė, kad tiesiog stengiasi išpildyti paskutinį savo draugo norą. Anglų rašytojas Čarlzas Dikensas mirė 1870 metais. Testamente jis labai aiškiai nurodė, kad nori paprastų, nebrangių ir privačių laidotuvių, be jokių viešų skelbimų apie laidotuvių laiką ir vietą. Jis nenorėjo pompastiško viešo atsisveikinimo, nenorėjo, kad laidotuvių dalyviai vilkėtų, jo žodžiais tariant, absurdiškai pasibjaurėtinų gedulo simbolių ir prašė paprasto užrašo ant kapo, tik su vardu ir pavardė, be jokio prierašo ponas ar ekskvairas. Dikensas taip pat nenorėjo jokio memorialo ar ištaigingo paminklo. Ilgametis Marvel komiksų redaktorius ir kūrėjas Markas Grunveldas mirė 1996-aisiais. Jis reikalavo, kad po kremavimo jo pelenai būtų sumaišyti su spaustuvės dažais ir panaudoti spausdinant jo paties sukurto kūrinio papildomą leidimą. Šis noras buvo įvykdytas dar tais pačiais metais. Vokiečių poetas Heinrichas Heine po savo mirties 1856-aisiais paliko visą turtą savo žmonai. Tačiau jis paliko labai keistą sąlygą. Našle tapusi žmona privalo ištekėti dar kartą. Tokios sąlygos priežastis irgi buvo nurodyta, atskleidžiant poeto šmaikštumą. Jis teigė, jog nori, kad nors vienas vyras gailėtųsi jo mirties. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko laida, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir pasidalinti video su draugais. O jei nenorite praleisti būsimų laidų, prenumeruokite kanalą Maistas smegenims. Iki!